labai džiugu kalbėti būtent šią dieną, nes pati esu šokių mokytoja ir labai džiaugiuosi, kad būtent šią dieną, tai yra balandžio 26-ąją, vyksta tarptautinė šokio diena. Pirmoji dalis vyksta mokyklos kiemelyje. Ten visi susirenkam šokti flešmobų. Vieningai ir tvirtai. Antroji dalis tęsiasi gimnazijos Santų salėje. Visi būna pasiruošę šokelius. Žinoma, komisija juos įvertina. Šiandien buvo labai daug nuostabių šokių, energijos, žaismingumo. Vienas iš jų buvo pats geriausias. Žinoma, vaikinų sirgtalis. Linkiu gimnazistams visada būti aktyviems, nuoširdiems ir žinoma šokio judesiu visada burtis. Nes, kaip matom, šiandien, kiek buvo daug susibūrusių, tai yra pati gražiausia šventė. Dar noriu paminėti, kad jau 3 metai vyksta šokio diena, būtent gimnazijoje. Ir kiekvienais metais vis daugiau norinčių dalyvauti šioje šventėje. Tad linkiu visiems šokio judesiu gyventi amžinai ir visada.